Labas, labas, mano mėly avinukai, štai pagaliau ir jūsų kristalai. Kviečiu pasižymėti pavadinimus, pasidaryti print screenus, po to keliauti Mėnulio magija 777.lt, jeigu reikės pagalbos, parašyti man, kad padėčiau išsirinkti būtent pagal tavo gyvenimo situaciją ir tau tinkamus kristalus. Tai pradėkime nuo ametisto, visiems žinomo violetinio kristalo, kas yra koncentracija ir apsauga ir transformacija. Viena nuostabiausių jo savybių, kad irgi padeda susikaupti, labai tinka tie, kurie dirbo su kitais žmonėmis. Štai čia yra ševrono ametistas, labai gražus, ypatingas, su daug simbolių, su daug ženklų. Kiekvieną dieną čia rasi savo atsakymą ir savo simboliuką. Dar ametistas mums padeda atsidurti tinkamu laiku, tinkamoje vietoje. Dėl to jis toks yra mylimas. Taip pat apsaugo nuo įvairiausių baimių, jeigu turit, ir suteiks daug vidinės laisvės. Keliaujame toliau. Krizokola yra moters draugė, tai yra tikslai, materialinė gerovė, tai yra harmonija. Padės siekti užsibrėžtų tikslų, skatins būti veržliu, ištvermingu, padės valdyti emocijas ir išsiskleisti mūsų asmenybei. Taip pat tai unikali energija, kuri pripildo labdarystės, gerumo, kantrybės, gailestingumą ir atveria žmogaus sielą. Moterims dar labiau išvystyti savo moteriškus aspektus, tokius kaip supratimą, užuojautą, motiniškumą, moteriškumą. Krizokola yra moters draugė. Keliaujame toliau, tai yra mūsų nuostabusis sodalitas. Tai yra išmintis, emocinis balansas, atsipalaidavimas, pasitikėjimas savimi. Ir jeigu tiki, kad viskam savas laikas, tai būtent šis kristalas tai ir patvirtina. Taip pat puikus, jeigu užsiimate ezoteriką, būrimais, runomis, kortomis. Ir apskritai tai yra kūrybiškumas, kosminė energija. Keliaujame toliau prie mūsų karališkojo lazurito, tai yra dvasinės karalystės valdovas ir taip pat kristalas tiems, kurie nori išsiveržti iš gyvenimo rutinos, iš kasdienybės, iš buities, arba kas jau esate naujame etape, arba pritraukti naują etapą. Taip pat jis labai rūpinasi savo šeimininkų, dovanodamas gerovę, sėkmę, gausą, laimę, džiaugsmą ir labai daug idėjų pakeisti savo gyvenimą. Įgyvendinti naujus planus ir pasiekti aukštumas. Dabar atkeliavome prie turmalino šerlo. Juodasis turmalino šerlas tai yra apsauga ir įsižeminimas. Labai mėgstamas ir vyro. O čia mūsų ypatingasis taip pat azuritas. Labai stiprus, labai galingas kristalas, garsėjantis tuo, kad padeda atverti trečią akį, bet taip yra ir protas, ir intuicija, ir įžvalgumas, ir tuo pačiu atpalaiduoja, bet stiprina intuiciją, iškiregystę, atsverti dvasiniams įžvalgumams, turėti minčių aiškumą, padeda išsilaisvinti iš baimių, iš streso, nerimo, labai atpalaiduoja. Ir stiprina pasitikėjimą savimi, taip pat gyduoliams, aiškiaregiams nuostabus kristalas. Mūsų ypatingasis yra tasis, kuris yra ešope. Tai yra šivalingamas, ypatingai retas ir padidina ir sveikatą, ir mūsų vibracijas energetinėje sistemoje. Tai mūsų vidinis šivalingamas, tai mūsų vibracijos aukštesnis, vienybė, harmonija, giluminė išmintis, kūrybiškumas, geriausia tavo gyvenimo kryptis, nauji santykiai, naujos pradžios. Tai yra ir nemirtinga visos visatos esmė ir mūsų siela. Jisai padės atverti kelią tikrai meilei ir ypatingai tinka tie, kuriems neteko patirti tėvų meilės ir švelnumo. Žodžiu, visiškai magiškas kristalas, labai labai retas ir ypatingas. Toliau keliavome prie florito, čia matote vėrinuką ant kaklo, bet du kartus apsivyniojus aplink ranką turėsite ir apyrankę. Bet elektroniniai parduotuvėje rasite ir nuostabių florito apyrankių. Tai yra atsinaujinimas, tai yra meistriškumas, tai yra koncentracija, tai yra tekėjimas, srovė, liūtis, tai yra upė, tekanti per gyvenimo upę,
Tai yra atsinaujinimo akmuo, kuris pritrauks naujovių, pokyčių, dovanos drąsos, judėti į priekį, keistis ir išorę, ir vidumi. Tai meistriškumo, aktyvumo, pasitikėjimo kristalas. Taip pat labai mylimas ir vaikų, dažnai renkasi ir mokiniai, nes padeda ir susikoncentruoti, likti kruopštiems, tiksliems ir apsaugo nuo elektromagnetinių bangų, aišku, kas daug dirba su kompiuteriais ir kitais prietaisais. Tai ir mentalinės terapijos akmuo, dar vadinamas genijaus akmeniu. Keliaujame prie jaspių, avinams reikėtų vengti raudonos spalvos jaspių. Štai čia yra okeaninis jaspis, labai fainas, tie, kurie dažnai serga arba nuolat serga, tai yra visa jūros galia šitame kristale ir labai daug ramybės ir padeda pasitikėti kasdieniu gyvenimu, visais atoslūgiais, tai yra ir gėrio jėga. O štai čia yra peizažinis jaspis, kas yra harmonijos akmuo. Pasaulinio sąmoningumo, atrodo, visa gamta, medžiai, visas peizažas yra kiekviename kristaliuke, atrodo iš tiesų įspūdingai. Pasižiūrėkite, kiek čia medžių ir kiek čia vyriausių peizažų gali pastebėti, kūrybiškumą, veiklumą, vystymasis, padės gilintis į įvairias sritis ir be abejo labai daug harmonijos. Tai yra mėnulis. Mėnulis yra moters akmuo, bet be abejo nešioja ir vyrai. Viskas, kas susijęs su moteriška sveikata, visi ciklai, menopauzės, vaisingumas, mūsų jausmai, emocijos, pasąmonė, intuicija ir padės apšviesti netamsiausius sielos kampelius ir rasite būtent tą problemą, kurios nesuvokėte, nesuprantate ar ne, tai nešiojant mėnulį, jisai padės jums keliauti toliau į priekį, taip pat labai atpalaiduos, ramins ir skatins bei atskleis mūsų moteriškumą, mūsų grožį. Nuostabusis kalcitas, kuris moko būti mus čia ir dabar, tai, ko mes turime visi išmokti apskritai šiame gyvenime. Tai yra tuo pačiu ir nauja pradžia, ir gebėjimai, ir mūsų gyvenimo prasmė, mūsų sugebėjimai, mūsų supratimas, suvokimas. Ypatingai irgi, jeigu esate pervargę, būtinai nešiokite. Padės suprasti ir gyvenimo siunčiamas pamokas, būtent apie ką tai, kaip aš jas turėčiau spręsti, kur aš toliau turėčiau keliauti, bet svarbiausia išmokti būti čia ir dabar. Štai kiek jau nuostabių kristalų peržiūrėjome ir dabar keliaujame toliau. Jau kuo toliau, tuo ypatingesni kristalai ir svarbesni mūsų gyvenime. Kaip sakiau, jeigu reikės pagalbos išsirinkti, parašykite man, Instagramas, Facebookas, Mėnulio magija 777 ir padėsiu jums, pakonsultuosiu. Tai labradoritas, vienas pagrindinių ir stipriausių apsaugos kristalų nuo energetinių vampyrų, nuo žmonių draugų, su kuriais atsigiri kavos ir jau jautiesi pavargęs, nuo viso pavydo, apkalbų, piktumų, negatyvios aplinkos, energijos. Taip pat saugo netgi nuo magijos, nužiūrėjimų, apkalbėjimų, užkalbėjimų. Labai galingas akmuo, ypatingai jeigu viskas gyvenime krenta iš rankų, trūksta energijos, sveikatos, viskas nesiseka, labai rekomenduočiau pasirinkite savo mėgstamą kristalą, ar tai delinukas ir širdelių rasti elektroniniai parduotuvėje, ir apyrankių, daug dalykų, tai pasirinkite savo mėgstamiausią formą. Taip pat labai rekomenduoju jums kelionėse. Ar Lietuvoje keliaujate, ar užsienį, visą laiką keliaukite su šiuo apsaugos kristalu. Beje, jisai suteikia ir energijos, bei išvaduoja iš neryžtingumo, kai sunku atsistoti, kurti, daryti, kai trūksta energijos, minčių, tiesiog idėjų ar ne, stiprybės. Tai jisai padės ir šituo atveju suteiks energijos bei sugrąžins energiją iš ten, kur jinai galbūt yra iškeliavus arba užspausta, bei išvaduos iš neryžtingumo. Štai visa pašvaistė mūsų kristaliukė, tiek šita, tiek pačioj apyrankiai. Visa dangaus pašvaistė įsikūnijus, kad saugotų tave. Štai šitą grožį irgi rasi elektroniniai parduotuvėje
ir širdelių, ir delninukų, kaip čia matai, kuriuos labai patogu ir gera laikyti rankoje, irgi jeigu žiūri filmą arba tiesiog kažką veiki. Keliaujame toliau prie tikrai ypatingo kristalo. Štai vat, kai rasite tokias auksinės adatėlės, tai čia žinokit yra amūro strėlės. O tokie banguoti, tai yra Veneros plaukai, tai yra santykių akmuo. Ypatingai, kas seniai esate kartu, labai dažnai nešioja ir poros, vyras ir moteris, nes padeda suprasti santykius, kad abudu dėl jų turi stengtis dirbti ir duoti, ir imti. Ir visos tos kylančios problemos seksualinės, finansinės, jos yra laikinos, ar ne? Ir apskritai šitas kristalas dovanoja labai daug ramybės, kam jas reikia. Nešiokite ilgėlesnį laiką, kad užpildytų visą jūsų kūną ir sielą. Ir tuomet, kaip švyturys, tarp audrų stovėsite ir niekas jau jūsų negalės išmušti iš vėžių. Ir ypatingai, jeigu rezonuoja, tai jums ženklas, kad yra skirtas jums, nes šis kristalas vienintelis, kuris renkasi pats savo šeimininką. Vadinasi, jau jums laikas jį turėti, tai ne jums jisai patiko. O jisai nusprendė, kad jau jūs esate vertas ir kad yra laikas. Ogi mūsų irgi retasis yra tai, kam girdėtas ir žinomas jolitas. Tai yra ilgalaikė sėkmė, tai yra veiklumas, tai yra mūsų paskirtis. Tai yra darbai, taip pat tai yra akmuo, gyduolis, kuris stiprins tuo pačiu ir intuiciją ir padės mums būti veikliems, gyvybingiems, sėkmingiems, padės išeiti iš nesėkmių ruožo, mokys elgtis su pinigais, su visa gausa, ar ne, išnaudoti, kaip tikslingai išnaudoti mūsų vidinį potencialą, mūsų ryžtą. Ir su juo bus aiškus jūsų gyvenimo tikslas, pasitikėjimas savimi, mokėjimas elgtis, meistriškumas ir ilgalaikė sėkmė. Kalnų krištolas, mūsų gyduolis nuo 90% visų ligų, fizinių ir dvasinių. Papuošimuko, jeigu norėsite į kristalo apyrankės, aš jums įdėsiu, jūs man tik pasakykit, brūkštelėkite. Tai yra taip pat ir protoiškumas, skaidrumas, koncentracija, dvasinė pusiausvyra, energijos šaltinis, protinis darbas, dvasinė pusiausvyra, gyduolis. Gera atmintis, optimizmas, mūsų komunikacija, iškalba, puikus meditacijoms, nesubalansuoja net viso būsto energetiką. Toliau tai yra turmalinai, primena tiesiog gėlės žiedus ir vasarą, ir smėlį, ir miškus, ir pievas, nuostabių spalvų, tai yra meilė, tai yra gerbuvis. Vienas iš meilės kristalų, pasitikėjimas, energijos tėkmė, švelnumas, bendravimas, taip pat padės mums paleisti nuoskaudas ir padės atverti širdies centrą ir vėl ar nesumažindamas įtampą, stresus, baimės, liūdėsį, nepasitenkinimą ir padės pritraukti antrąją pusę arba stiprins jūsų esamus santykius. Ypatingas, labai retas, labai brangus, pasaulyje beveik neliko, po 10 metų kainuos po 5 arba 10 kartų brangiau. Kas norės jau dėl šio ekskliuzyvo, rašykite man asmeniškai, nes turiu labai retai ir tikro gauti labai sunku. Tai yra Larimaras, tai yra Atlantidos kristalas, retas labai. Tai yra savirealizacija, transformacija, kelio radimas, tai yra ramybė. Vidinės ramybės, išsilaisvinimo kristalas, kuris atveria kelius į nušvitimą, įžvalgas, intuicijas, į aukštesnį dvasinį lygį ir pradėti gyvenimą naują tokį, kokio nori pats žmogus. Na ir aišku, pačiai pabaigoje yra patys brangiausi, mūsų prabangiausi, tai yra brangakmeniai. Štai čia yra rubinas. Ir toj parodysiu safyras. Labai rekomenduoju, po 30 plus metų sulaukite savo amžiaus, savo laiko, viskam savas laikas ir štai čia yra safyras, kas yra išmintis, teisingumas, apsauga, dvasinis augimas, meilė, gerovė, materialinė gerovė, tai yra santykiai, tuo pačiu ir apsauginę funkciją turi, bet yra tokie stiprus energetiškai, kad tikrai jaunam žmogui dažniausiai būna per stipru. Tai viskam reikia užaugti ir tai yra išmintis, visų gyvenimo sričių apjungimas į vienį, ypatingai safyrai vyrams, tai yra tobula dovana.
ar moteris padovanosit savo vyrams, ar vyrai patys įsigys. O kam reikės konsultacijos, Mėnulio magija